Vienas iš svarbiausių klausimų prieš iškeliant fizinio asmens bankroto bylą yra tas, kiekgi man reikės mokėti fizinio asmens bankroto proceso metu. Ir žmonės yra prisiklausę įvairiausių nuomonių, gandų, kad gal reikia mokėti 40 ar 100 eurų ar 200 eurų ir panašiai, tačiau atsakymas į šį klausimą tikrai nėra vienareikšmis. Jis priklauso nuo to, kokios yra žmogaus pajamos ir kokios yra būtinosios išlaidos. Tai skirtumas tarp gaunamų pajamų, įskaitant sodros išmokas, atlyginimą ir panašiai, ir išlaidų, kokios yra žmogaus būtinosios išlaidos ir yra būtent įmokos bankroto proceso metu. Būtinosios išlaidos yra tokios išlaidos, be kurių žmogus negalėtų pragyventi. Tai visų pirma yra išlaidos maistui, išlaidos nuomai tokie yra, komunaliniam patarnavimam, batai, drabužiai, ryšio išlaidos, transportas, sveikatos priežiūros išlaidos, vaikų išlaikymas ir visos šios išlaidos turi būti realios, pagrįstos dokumentais. Nepaisant to, kad nuoma gali būti žodinė pagal civilinį kodeksą, tačiau nuomos sutartis į bankroto bylą teikiama yra rašytinė, nebūtinai jinai turi būti registruojama registrų centre tam, kad pagrįsti būtent nuomos išlaidas. Ir nuoma neturėtų būti nuomojamas kažkoks prestižiniam, sakykime, rajone būtas ar kotedžas, tai turėtų būti pačios minimaliausios išlaidos, kokios tik yra įmanomas, galbūt šiek tiek žemiau rinkos vidurkio, išlaidos maistui, tai pagal aplinkybės, kiek ten reikia, išlaidos sveikatos priežiūrai, tai šiuo atveju yra tikrai labai naudinga situacija bankrutuojantiem asmenim, kad iš tiesų galima pagrįsti įvairiausias sveikatos išlaidas, jeigu tik yra tam išrašytos sąskaitos ir apmokėjimai. Tai gali būti kažkokios tai odontologijos paslaugos, gali būti kineziterapija, gali būti reabilitacija, įvairūs vaistai receptiniai, gali būti ir nereceptiniai, bet būtina pateikti kvitus ir kreditoriai tikrai yra, sakykime, tolerantiški visom tom išlaidom ir jos gali būti patvirtintos. Ir išlaidos skiriasi, aišku, nuo to, kiek žmogus, sakykime, ar jis dirba, ar jis būna namuose, ar jis turi vaikų ir koks yra tas jo darbo pobūdis, tačiau į būtinasias išlaidas, kaip taisyklė, neįeina kažkokios tai pramogos, neįeina kelionės, neįeina laisvalaikis, tai tik tai tos bazinės išlaidos, kurios tikrai yra reikalingos asmeniui pragyventi. Ir visų pirma, būtinosios išlaidos yra fiksuojamos nutarty dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas nurodo, kokią sumą kas mėnesį žmogus gali išleisti, ar tai būtų 500 eurų, 700 eurų, 1000 eurų, ir žmogus nuo pat bankroto bylos iškėlimo yra apribotas būtent ta suma. Ir rekomenduojama nuo pat bankroto bylos iškėlimo užsivesti galbūt kažkokį tai sąsiuvinį, žurnalą, kuriame žmogus kas mėnesį dėliotųsi biudžetą, fiksuotų savo pajamas, išlaidas. Be abejo, naudojantis kortelę tai daryti yra nesudėtinga, tačiau vis dėlto pačiam, kad susigaudyti, kad būtų lengviau atsiminti, kas kur kada buvo pirkta ir kokie planuojami pirkiniai, tikrai yra naudinga turėti tą biudžetą ir jį užsirašinėti. Svarbu yra tai, kad suskaičiuojam iki plano tvirtinimo pradžios, kiek žmogus gavo pajamų, kiek jis galėjo išleisti, kiek išleido, ir jeigu susidaro vadinamasis pajamų perviršis, tai yra ta suma, kuri yra šiek tiek didesnė negu kad žmogus galėjo išleisti, tai tą sumą žmogus privalo grąžinti į depozitinę sąskaitą atidarytą jo bankroto bylai. Negrąžinti šios sumos žmogus gali tais atvejais, kada įrodo, kad
tikrai išlaidos buvo būtinos, nes, sakykime, nutiko nenumatyti dalykai, tokie kaip sugedo šaldytuvas ar kaitlentė, ar pateko žmogus į avariją, ar patyrė kažkokių sveikatos sutrikimų, reikėjo vaistų pirkti, galbūt vaikas ten susirgo ir panašiai. Tai tokiais atvejais visada yra patariama išsisaugoti visus kvitus, visus rašytinius įrodymus dėl patirtų papildomų išlaidų ir pateikti juos bankroto administratoriui tam, kad nereikėtų grąžinti papildomai tų pinigėlių. Bankroto bylos eigoje gyvenimas taip pat nestovi. Išlaidos gali didėti, mažėti, dažniausiai jos tik tai didėja ir tam taip pat rekomenduojama žmogus, kad vestų kažkokią tai savo finansinių visų įrašų apskaitą, kur jis išleidžia pinigus, kur reikalingos papildomos lėšos tam, kad siekiant padidinti būtinų išlaidų sumą, jis galėtų pateikti kažkokią tai motyvuotą paskaičiavimą su skaičiais, kurį būtų galima teikti kreditorių susirinkimui tam, kad būtinasias išlaidas padidinti. Na ir svarbu atkreipti dėmesį tai, kad siekiant padidinti būtinasias išlaidas dažniausiai siūlome ir padidinti šiek tiek įmokas kreditoriams tam, kad būtų išlaikoma tiek žmogaus poreikių tenkinimo, tiek ir kreditorių reikalavimų tenkinimo pusiausvyra. Iš tiesų, bankroto bylos eigoje žmonės gali atsikvėpti, kadangi jų išlaidos jau yra jų pačių reikalas, nėra jokių antstolių, kurie taip staiga nei iš šio, nei iš to nurašytų lėšas nuo sąskaitos, areštuotų sąskaitas, visada yra paliekama tam tikra erdvė deryboms, susitarimams su kreditoriais ir jeigu tikrai išlaidos yra reikalingos, tokios kaip, pavyzdžiui, protezavimo, gal implantavimo dantų paslaugos, kažkokios kitos išlaidos, tai tikrai galimi kompromisai, galima tas išlaidas dengti ir žmogus jaučiasi, kad gali pats iš tiesų kontroliuoti visą procesą.